Labas rytas iš Ny Alesundo. Rugpjūčio 6 diena. Nu rytas įspūdingas, 7 valandos ryto dabar. Saulė šviečia. Net akinių reikia iš karto. Prižadino aišku atvykęs kruizinis laivas. Nedidelis, bet vis tiek kruizinis. Tai dabar visi keleiviai kol pusryčiaus ir ant pietų eis į šitą miestelį. Tada atsidaro parduotuvė. Čia dar pietinė žvaigždė atvyko ir priekyje dar vienas laivelis prisišvartavo, nes jau uoste nebuvo vietos, nors galėjo drąsiai čia būtų tilpę. Pasijungiau elektrą per naktį, pakroviau pilnai akumuliatorius, dabar eisiu iki kapitono, paklausiu greitai dėl kuro, prisipildau vandens ir plaukiam toliau į šiaurę. Kai toks oras, tai norėtųsi pavaikščioti ir po miestelį, viską, bet mes jau esam čia buvę. Čia yra tik tai tokia suvenyrų parduotuvė. Galima nusipirkti, nežinau, gal dar sausainių kokių, Coca-Colos, Fantos, bet tai, kad mes kaip ir visko turim, tai neužsibūsim, keliausim pirmin. Dar toksai palankus vėjelis, matau, pučia nuo ledyno, tai turėtų būti visai šiandien neblogas plaukimas. O ką dabar pusryčiai? Pasiruošiam proviziją jau čia paskutiniai vietoj. Na ir tada jau reikės taupyti ir kurą, ir elektrą, ir tą patį vandenį. Dar antras laukia vietos. Turbūt irgi šonu gali švartuotis vienas prie kito. Tokie kruiziniai laivai, kai vietos nepakanka, panašaus dydžio jie yra. Dar išėjom trumpai pasivaikščioti į miestelį. Oras tikrai įspūdingas. Labai geras, tikra vasara. Čia jaučiasi šiandien jokio vėjo, nieko. Seni pastatai. Tokio suteikia žavesio, taip nukelia į praeitį. Čia kruiziniai laivai praktiškai kasdien atkeliauja. Va štai ten. Uostas jų, prisišvartuoti vieta. Einam dar toliau biškį pasižiūrėti. Čia šiaip visur gyvena mokslininkai, visuose, daugumoje namelių. Iš daugelio valstybių, tiek Europos, tiek Azijos atvyksta. Štai taip atrodo gatvelės, turistai marširuoja pirmyn atgal. Vienas kruizeris, antras kruizeris. Jo, kai toks oras tikrai fainai. Dar prisileidžiam vandens ir jau viskas, jau reikės labai griežtai taupyti. Turim 300 litrų, tai užtekom pradžiai 3 savaitėm, taip grubiai. Tai dabar dar įleidžiu, supilu ir viskas. Atjungiu kojinę pompą ir ne kojinę pompą, pajungiu kojinę pompą, o jau automatinį su siurbliuku viskas uždarau. Išplaukiam iš dabar Ny Alesundo ir šiandieną žadam nuplaukti apie 50 jūrmilių iki Amsterdamoje. Tokia yra, ten yra tokia įlanka. Gal paplauksim, gal iki Virgo Hamnos, kaip antras variantas, toksai pažiūrėsim, kaip plauksis, kaip ką, kol kas vėjo labai didelio nėra, išskleidžiau tik tai vieną burę. Tai jinai taip, kaip čia pasakyti, labai nedaug įsitempus yra, bet judamės visai gerai, 5-6 mazgais, ir kol kas oras labai geras. Lengvas vėjukas toksai, kaip sakant, galima atsigerti ramiai, rankos nedreba ir visas nesiuvoja ir arbatos. Vaizdeliai kalnų įspūdingi atsiveria. Taip va, užsipylėm kuro, dabar jau pilni esam ir vandens. Tai dabar jau viskas taupimo režimas, kadangi daugiau nenusimato jokio civilizuoto krašto kažkurį tai laiką. Tai reikia viską labai taupyti, tiek kurą, tiek vandenį. Kol ramus oras, pamėginsim pažiūrėti trupučiuką. Ant dreifo pastovėsim, tik reikia pažiūrėti, koks dar gylis pirmiausia. Gylis panašu, kad nemažai, 153 metrų. Pamėginkim. Ai, ne, 327. Gal ne. Kol žuvies dar nėra, mes turim savo maistelio dar. Turim lašinių, su obuoliuku ir duonelę. Valgysim pizzą dabar, kol plaukiam.
Iškart sėmė. Nespėjau numesti, jau sėdė. Ko nesu pareikai? O, jau gerai eina, jau gerai eina. Čia kamerytė. Ai, tu filmuoji? Bet jau čia runkelis rimtas. Čia gal du kokį. Jau pavargau. Trauk, žinoti. Visos 3. Viešpatie, kaip jas užtrauk. Tuoj va, prašau. 3. Opa. Viena. Biškį. Problemytė. Jūra pilna kyriukų. O, ir žuvies čia tikrai nemažai. Bet mums kol kas šitų 3 dabar užteks. Einu to išdarinėsiu, sutvarkysiu ir turėsim žuvies. Reikės gal pasifiliuoti, bet einu pirmą išmėsiu žarnas visas. Ir vakare pafiliuosim jau, kai laivas stovės inkaravietėje. Viena tokia didesnė, kitos nėra labai tokios didelės, bet pats tas bus vakarieniai. Denį nuplovau, nupyliau jūros vandeniu, paskui jau kai nesups. Nušveisiu, išplausiu, kad būtų viskas tvarkinga ir nesmerdėtų žuvim labai smarkiai. Jūroje labai supa, tai jau gaminsim valgyti vakare, filiuosim, kepsim. Jau reikės šį kartą jūrinės žuvies, nes iki raudonos žuvies dar teks truputėlį luktelt. Va taip paplaukėm visą dieną. Praktiškai, nežinau, man atrodo, nuo 11 beveik iki dabar. O dabar yra 6:30. Saulė šviečia, vandenėlis ramus. Tiesiog nieko taip smarkiai nevyksta. Tiesiog žiūrim vienas į vieną pusę, kitas į kitą pusę. Saulutė šildo mane iš nugaros, žvilė į veidą degina iš priekio. Ir va taip va plaukiam, žinokit. Taip ramiai grožimės šitą gamtą. Tos bangos taip hipnotizuoja, net atrodo, taip tylu, ramu. Dėja, taip atrodo lyg nuobodu, bet tokia kaip meditacija gaunasi. Na, šiandien oras plaukti iš tikrųjų nuostabus kruizint. Štilis jūroje, bangos taip gražiai vilnėja į krantą, valim to ledyno. Ten toliau šiaip tai yra ežeras toksai, bet nelabai yra įlankos, kur nuplaukti ir nuleisti inkarą. Tai šiandien sakiau, kad kai nuplauksim, nuleisim inkarą, tada jau pripūsiu dingį, pakabinsiu variklį ir rytoj bandysim lipti krantą, pasižiūrėti, gal padarysim žygį iki ežeriuko. Ieškoti arktinių šalvių, bet dabar tai tikrai toksai plaukimas, tai kaip kokiam viduržemio jūroje. Mėlyna, gražu visur. Laivelis vinguoja savo palengva. Ant motoriuko, ant lengvo gaziuko. Plaukiam savo, kruizinam. Dabar mes esam tokie motor seileriai. Irgi fainai. Vieną merginą sutikome į Lietuvę, bet jinai buvo iš Lenkijos. Tai jinai su Lenkų laivu plaukė. Tai sakė, tas laivas per 10 dienų tik tai 2 kartus buvo išskleidęs bures. Taip, vasara čia yra, kaip sakyti, būna tokių stiprių vėjų, bet jie ilgai taip neužsilaiko. Ir dažniausiai tai būna ramus toksai oras. Tai va, tai dauguma, kaip sakyti, motoruoja. Bet aišku, būna dienų, kad tikrai keli bures ir varai pilnų gazų. O dabar ką, belieka atsisėsti ant denio laivo ir mėgautis šitą šilumą ir saulę šios dienos. Čia, kai liko truputėlį už mūsų, per žiūroną jų jau nesimato, bet jie vakare turės dasivyti mus. Mačiau, lygtais irgi stojo žuvies gaudyti. Kai dabar pagalvoju, tai tikrai šitas laivas, tikrai ne tam sukurtas, kad jisai motoruotų, savo taip ramiai viską, jisai sukurtas tokiai rimtai, griežtai jūrai. Sunkus, stabilus, su rimtu kyliu. Tai jam čia tokios atostogos. Atliekamas meškų monitoringas, bet kol kas
tuščiai. Priekyje matyti sala Danskoja. Iki mūsų inkaravietės apie 10 jūrmilių dar. Vat štai ten. Ir mes bandysim rytoj ten nusigauti. Tai va ta sala vat. Ir ten kažkur bus inkaravietė ir mes turėtume pasikelti į kalnus biškučiuką. Čia neaukšti tokios kalvos. Ir kažkur ten ežeras yra. Ir pabandysim rytoj pavaikščioti po tą salą. Pažiūrėsim kaip oras, kaip viską. Tai vat. Gal nesutiksi meškų, kadangi jau čia kaip ir į kalnus lipi. Meškos po kalnus labai nevarinėja smarkiai, jos labiau pakrantėmis tai būriuojasi ir būna. Praktiškai net žiūrono nereikia, jau čia bet kada galima pamatyti mešką, bet kada galima čia sutikti. O mūsų įlanka, va štai tenais bus. Matosi toksai senas medžiotojų namelis. Prie jo, kaip sakyt, Svalbardo rangeriai pasidėję kuro, matau bačkų. Tai jeigu kuras baigtųsi, būtų tokia vienas iš variantų, nuplaukti ir pasiskolinti to kuro, jeigu jau, ekstriniu atveju, kaip sakant. 11. Gerai, bandom pataikyti. Šiandieną pasigavom 3 menkes ir tas menkes bandysim sutvarkyti. Aš gal tai profesionaliai kaip Darius nesugebėsiu, bet, pradžią reikia nuo kažko padaryti. Tai rapalos filinis peiliukas. Ne reklama, bet veikia praeitą kartą labai gerai. Šios dienos laimikis. Kokia čia žuvytė, tu visiems pasakyk. Čia menkė, čia yra menkė, nedičkė tokia. Viena didelė, mažesnė ir dar mažesnė. Visos ant vienu kartu sušoko. Tai noriu visas šitas plėves nuimti gražiai. Kaip šitas sveika menkė? Buvo vienas įsakiukas, kirminukas, tai jokių sašimi nerekomenduojam valgyti principe. Mėgina Kęstučiukas pafiliuot gražiai. Kaip Dariukas darė tai, bet... Tai dabar bus gerai, jeigu gerą peilį paėmė. Balta graži mėsytė. Dabar pagal stuburiuką. Viški taip va. Opa, kol kas eina gražiai. Opa. Šiek tiek per didelis fiskalinis peiliukas šitas. Reikėtų tokį filiuką mažiuką, turėti daug patogiau. Dabar tai čia taip. Dabar paimsiu. O! Dovanokit už estetiką. Čia pats geriausias, va. Palei stuburiuką. O, prašau. O, prašau, filiukas. O. Tik papustei peiliuką. Ir jisai tau tarnaus. Jeigu tu rūpinėsi peiliukas rūpinasi tavimi, taip ir su laivu, ir su moterim, taip kad žinokit. Jau peilį reikia papustyti. Piškuliukas, taip štai. Po šios dienos 12 valandų tokio plaukimo, prie nuostabaus oro, pažvejojom, ir sėdam vakarienės. Menkė atrodo štai šitaip, visai neblogai, tuoj paragausim. Reikia suvalgyti greitai paprikas ir ryžius. Tai dedamės ir valgom beveik 12 valandų iš tikrųjų. Tai šiandieną taip užsivėlinom, bet matot, į veidą saulė šviečia. Kažkaip net jaučiasi nuovargis, bet miegoti dar nesinori taip pat, bet pavalgysim ir eisim miegoti. Tik tai nuleidom inkarą, pavakarieniavom, toksai štilius buvo. Ir žiūriu iš karto vėjas. Pakilo šiaurės toksai ir iš karto taip gerai užpūtė. Per langą vaizdas toks. Ir aš matau lygtais Lenkų laivo, va tenai stovi dvistiebis. Vadinasi General Zaruskiai. Sveikinuosi nuo laivo denio. Šiandien trupučiuką vėjukas toksai pučia. Tai pradeda, tai vėl nustoja. Ir šiandien yra mintis tokia. Tai yra rugpjūčio 7 diena. Ir norime išplaukti į jūrą ir kirsti
kirsti iš šitos Danskojos į kitą fjordą. Tai reikia plaukti per jūrą, bet dabar yra priešinis vėjas jūroje, apie 15-20 mazgų, tai prašo įprastai būna daugiau. Tai toks plaukimas negalimas, bet vėjas rimsta apie vidurnaktį kažkur tai. Tai šiuo metu yra 11:30, tai dabar turime laiko iki 6 vakaro, nes nuo šitos įlankos iki Čekų įlankos yra apie 25 jūrmylės. Tai taip, grubiai pasiliekam 5 valandas plaukimo, kad pasiektume juos ir visi vidurnaktį kirsime jūrą, plauksime į kitą fjordą. Jie ten nori į šiltuosius geizerius, o mes pasižiūrėsim, ar kur nors pažvejot, ar kartu su jais į tuos geizerius, matysim. O dabar noriu pasiruošti laivelį, kad galėtume plaukti į krantą. Ir ten matau, yra toksai užkilimas ir ten kažkur yra ežeras. Išlipsim, pasižiūrėsim, ar matosi tas ežeras. Tuo reikės meškas pramonitoruoti. Ir tai turim 6 valandas laiko. Einam į krantą šiek tiek pasivaikščiot. Laivelis paruoštas, variklis kūrėsi puikiai, tai dabar beliko tik tai pasiruošti kranto kuprinę ir galima bus jau lipti krantan. Čia štai yra, matot koks dėkliukas, ruonio kailio. Čia yra signalinis pistoletas, dedasi 3 štai tokios. Toliau turim radio ryšio stotelę, kad galėtume, kadangi esam netoli kranto ir čia plaukia buriniai laivai, tai atsitikus kažkokį nelaimę ir kažkam galima susisiekti vien per šitą. Toliau šoviniai prie manęs, powerbankas, jeigu išsikrautų Delormas irgi turim palidovinį ryšį, parašyti žinutę, jeigu reikėtų. Čia, aišku, pilna kuprinė signalinių deglų, tokie kaip čia. Čia yra šovinių, truputėlį padarysim apšilimą lauke, čia irgi patronai. Vienu žodžiu, čia prevencijai, o čia jau kraštutiniam atvejui. Ir dabar visą šitą susikraunam į tokią kuprinę raudoną, kad mus matytų, kad mes ją matytume, jeigu netyčia kažkur paliktume. Jinai yra neperšnopama, kadangi plaukiam su dingiu. Tai va, viską čia bus gražiai sudėta ir ant pečių ir pirmin į kalnus. Dabar ramu, kol kas. Dabar kraunam kranto kuprinę. Vėjo krante visiškai nėra. Iš karto. Ges. Palauk, aš liemenę nusiimsiu. Nusimk liemenę. Per petį. O, šitai. Gerai, dabar laikysiu. Iš tavo kuprinės trauksiu su tavo visais patronais. Pasinešim kažkur ten gal. Na va, paliekam ten dingį, ten pasidėjom gelbėjimo kostiumą, jeigu ką.
Ir dabar jau žygiuojam. Živilį daviau meškerę nešt. Einam, pasižiūrėsim, mes norim į tą kalną. Vat užliptėm tokią perėją turėtų būti link tą ežero. Tai pirmiausia pasikelsim ir tada matysim. Iš aukščiau viskas daug geriau matosi. Žemėlapis yra, tai pasižiūrėsim kaip ką. Turim laiko iki 6 valandų vakaro. Tai praktiškai 5 valandas. Tai gal pavyks, jeigu be fokusų. O dabar žygiuojam savo palengva.